taip žiauriai nuostabu į jūrą. Plešas ir krūva mergų gali atsiplėšti nuo kasdienių darbų, nuo kurių mes pavargstam kartu. Jums nekartą buvo nutikęs toks dalykas, kad užmetęs sakė plėšiai gulinčias mergytės, dėl kyla noras šalia prigulti ir iškalbinti gražų mielą zuikutį. Plėšėjams plauto net pradeda svait galva, viena iš jų parodo pirštu ateik čia, aš noriu būti tavo draugų. Tu priėjai prie jos ir atsisėdai šalia atsargiai, pakėlė akis ir pažiūrėjai, jai švies plaukia. Labai faina pana, tu nutarei ją pakabinti. Jo istorija, mes esam toliau apie tave ir apie tavo meilės nuotykių. Plėšė mes nekalbėsim apie tai, kaip tu ją užkabinai kiekvienam. Aišku, kad su ja tu tik gražiai pagalvojai, kad jinai yra šutrapana, bet išaiškėjo, kad kai vaikas atrastai nebuvo jokio vargo ją suvedžioti toliau, ką jie sudarė, jums nereikia daug galvoti. Baigęs vasarą šitą karštą atėjo metas skirties su jom, su ja tu visiškai nenori palikti jos vienos, nežinai, kad nesutiks kaip jį kitos. Laikas greitai bėgo, tu galvoji apie ir šitą atėjo vėl vasarą karštą, bandė ieškoti vėl į jos, tame plėšė, bet ieškoji neilgai, pasimaištau tą. Vėl vasarą šitą.